7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu ką, šiandien pasiekta pakartotas didžiausias pergalės tos rekordas Eurolygai, plus 37. Kas galbūt tau dėliojasi, kokie čia akcentai, ir čia Svelio galbūt tas talento lygis, ar jūsų šiam pajėgumas pasirodė? Net nežinau, iš tikrųjų, atrodo gerai, tikrai. Kaip rungtynės gal nepradėjom labai gerai, bet po truputį įsivažiavom ir tas mūsų planas, gal sakyčiau, ganėtinai neblogai veikia. Žinojom, kad ta komanda yra, kuri remiasi nemažai žaidimų remiasi tritaškiais. Stengiamės juos, kaip sakyti, labiau stumti po krepšiu, kad mestų dvitaškius ir tie tokie sunkesni metimai per didelius žmonės jų mažų, tai aš manau apsunkino jiem tikrai gyvenimą. Ir kaip sakyti, nerado ritmo, nuotaikos irgi galbūt nebebuvo komandų jų, o mes, sakyčiau, ganėtinai neblogą ritmą išlaikėm visų rungtynių metu. Jeigu taip žiūrėti visą paveikslą, Žalgiris startavo 6-2 lygiai taip pat kaip ir pernai buvo rezultatas 6-2. Kai taip reflektuoji žiūri atgal, kas galbūt labiau leidžia tikėti šiemet, pernai vis tiek buvo, ar ne, tas jausmas, kad galbūt ir trūksta žaidėjo, kažkur gal žaidimas neina, o šiemet yra kažkoks kitas jausmas, kad šita komanda daugiau kažką gali. Jeigu taip lyginant, nors labai nesinori to daryti, nes vis tiek skirtingos komandos, skirtingi žaidėjai, tai tas yra pagrindinis turbūt dalykas, jeigu atsižvelg, bet pernai metais mūsų pradžia vis tiek daugiau mažiau buvo tokie, kaip sakyt, gana artimos rungtynės, mažesni skirtumai. Dabar mūsų žaidimas, sakyčiau, daug yra stabilesnis. Jeigu mes pernai metais pradėjom ir to bangavimo būdavo, kad mes išsiverždavom nemažai, ar ne, kiek pamenu, pavyzdžiui, būdavo tokių situacijų, kai po 2 kėlinių nemažai pirmaudavom, paskui leisdavom mažuojam prisivyti. Tai šiais metais kur kas mažiau to tokio bangavimo yra ir dėl to yra smagiau. Dėl to atsiranda užtikrintumas, kitas dalykas, sakau, pasikeitė nemažai žaidėjų, tą perimetro liniją, matom, kokį lygio turim, tai jie, kaip sakyti, tikrai gerai tą komandą, kaip sakyti, valdo ir ritmą jos palaiko, tai ganėtinai skirtingi potyriai. Nu, aišku, tų šviesų labai daug įsisko, šviečia, jisai tarp kitkų užfiksavo naudingiausią 2 savaitę per Žalgirio istoriją, Jankis prieš tai rekordų turėjo. Kokį vėl tą pokytį matai iš jo, lyginant, kokį matai įsisko pernai metais ir dabar? Na, aš manau, kad jisai iš tikrųjų labai džiugu, kad jisai klauso to trenerių noro, kad jisai atsižvelgia į tai. Gal pradžioje ir atvažiavęs kažkiek, nes nenorėjo įsikeisti savo, kaip sakyti, tokio stiliaus labai, bet mano nuomonė, tai su to sistema, kurią nori treneriai įdiegti šitoj komandai, tai jisai galėtų stipriai augti ir tas matosi jau dabar, nes jeigu pernai metais daug, kaip sakyti, žaidimo krisdavo ant jo pečių tam, kad jisai užbaigtų atakas, mestų metimus ir atakuotų krepšį, tai dabar yra įtraukimas kitų žaidėjų, yra draskimas varžovų gynybos, kas atneša didžiulę naudą komandai. Tai čia yra, sakau, didžiulis žingsnis jo kaip žaidėjo į priekį. Kad nebūtų viskas taip gražu ir saldu, kaip manau, kur yra Žalgirio rezervai, žvelgiant į tolyn per tas 8 rungtynes, kur gali Žalgiris eiti dar į priekį. Tai kaip matėm, turėjom porą rungtynių irgi, kur sakykime, vienose kažkiek norėjom įvairesnę gynybos sistemą naudoti, ten subirėjome, kitose prieš agresyvesnę gynybą irgi pasiklydom, tai aš manau, kad yra vietų, kad ir taip pat atkovoti kamuoliai, na čia nežinau, nėra rungtynių be klaidų. Visą laiką yra mažos detalės, kurias gali taisyti, o svarbiausia nepamesti savo pagrindo ir jeigu dar sugebėsim nepamesdami to pagrindo įsitraukti mažas tas detalės į savo žaidimą, tai galim tapti tik tai geresnis. Svarbiausia, kad sakau, ir aišku, kitas dalykas, nepamiršti ir būti ant žemės, kad nesam čia jau tokie geri, kaip šitą 2 savaitę galbūt tais dideliom persvarom gali atrodyti. Kaip tėvas tėvui, kokį patarimą Ignui duosim? Pasimėgut šitom akimirkom, nes aš jam parašiau žinutę, iš tikrųjų, ką norėjau parašyti. Jo, tokie dalykai čia visam gyvenimui išlieka, tos pirmos dienos, pirmos naktis, tai, sakau, yra kažkas nerealaus ir
čia tik tai belieka palinkėti, kad mėgautis tiek jisai, tiek mano. Kaip galbūt prisiminėte savo vaiko gimimo akimirkas, ar sunku galbūt būdavo derinti tą rutiną su krepšininko darbu? Jeigu taip atvirai, tai mėgodavau daug mažiau, bet jausdavau daug geriau. Nes, nežinau, emocijos turbūt žaidžia kažkokie vis tiek tokie dalykai, net neįsivaizduoju. Nuotaika, padebesiais skrajoji tiesiog ir tas miegas, niekas ten to nesvarbu, ar tu 3 ar 4 valandas miegi, bet atrodo, kad tas energijos pilnas ir aš atsimenu ir sezono galas buvo ir viskas puikiai sekėsi, tai palinkėčiau to irgi. Ar užteks jėgų Rysui? Užteks, aš manau, užteks ir esam pasiruošę, žinom, kokios svarbos rungtynės tai yra mums kaip klubui, kaip tai yra mūsų svarbu fanams ir vėlgi čia, manau, puikiai atsistatėm po pirmų šios savaitės rungtynių, dabar turim net dar daugiau laiko, tai atsistatysim ir iki jų. Aišku, reikia žmonų klausti, bet kad žmonos būtų laimingos, reikia ir padėti jom. Visur turi būti balansas.